Labas rytas. Lietingas rytas šitas. Vairavimo kultūra arba vairavimo ypatybės. Na, įdomus dalykai. Iš tikrųjų, gal nukrypsiu nuo temos, bet mano pastebėjimai tokie. Štai įdėjau kelis trumpus vaizdo įrašus apie ne stirnas, o danielius, kuriuos sutikau savo sodyboje, vienkiemėje. Ir tie trumpi, atrodo, gyvūnėliai, ar ne? Trumpi įrašai po minutę laiko. Jie sulaukė ten 100 000 peržiūrų, ten dalinimusi, laikų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ką reikia daryti išvadą, turbūt, girdėjau kažkokią statistiką, kad vaizdo įrašai su katinėliais, su gyvūnėliais yra patys populiariausi pasaulyje ir sulaukia daugiausia dėmesio žmonių. O kažkokios aktualijos gyvenimo, kurios mūsų tinka kasdieną, iš tikrųjų ir sukelia nemažai rūpesčių, nes, taip. Gal įdomu, bet gal neįdomu. Tai va, vis tiek, nežiūrint į tai, kad danielių dabar nėra, tikiuosi, kad jūs išgirsite, pažiūrėsite šitą vaizdo įrašą, kad palaikysite savo pirštukais, laikais, taip, pakomentuosite ką nors pagaliau po įrašų, nes tai, kas vyksta mūsų mieste, tikrai aktualu daugam. Dabar apie nuotykius automobilyje. Kas labiausiai iš tikrųjų sukrečia vežiojant keleivius, tai vaizdai, kada mamos su mažais vaikais, dažnai darželinukai arba pradinių klasių mokinukai įsėda į automobilį ir iš karto jaučiasi tokia kažkokia tai negera energija iš tokių, ne visų, aš tikrai, gink dieve, neturiu omeny visų, tai pasitaiko tokių, kur paskui labai greitai išaiškėjo kodėl. Mama kuo greičiau įbruka vaikui telefoną, smartfoną į rankas, nes vaikas jau nervuojasi, vaikui jau reikia kažką tai daryti, hiperaktyvumas, dar kažkas, aš suprantu tą bėdą, bet paieškokit gilių priežasčių, iš kur tai atsirado. Kas kaltas dėl to, kad vaikas hiperaktyvus, ką jis valgo, kiek cukraus suvalgo per dieną, saldainių, saldumynų ir taip toliau, kaip jūs elgiatės su smartfonais, kada jūs nešiojate tą vaiką savo pilve, kiek vaikas stebėjo, matė, dar nevaikščiodamas, būdamas vežimėlį, jūs kalbančią telefonu, ir atsakysit savo klausimą, kodėl vaikai dabar prisirišę prie smartfonų taip stipriai labiau negu prie mamos. Ir tie vaizdai, žinokit, iš tikrųjų, kelia siaubą, kada mama, įbruka tą telefoną vaikui, vaikas tada nusiramina ir jisai ten žiūri savo kažkokius tai filmukus. Pradžioje, žinoma, jie nekalti filmukai ir taip toliau, bet tuo pačiu mama irgi pasiema savo telefoną ir ten scrollina kažką, tai kažkokie ten žinutės susirašinėja ir taip toliau, taip toliau. Žodžiu, gyvenimas vyksta. Gyvenimas telefone. Sprendimas kažkokių tai klausimų telefone. Ir viskas per telefoną. Įsivaizduojat, kiek žmogus nuėjo nuo to tikro žmogiško bendravimo. Ir kodėl? Technologijos, žinoma, labai gerai, bet technologijos iš tikrųjų ir padėjo nuklysti nuo to bendravimo žmogiško. Toliau, kita tokia labai džiuginanti naujiena, ne naujiena, bet vėl patirtis, vairuojant, vežant keleivius. Tai įsėda jaunų žmonių kompanijos, jauni visai, dar vyresnių klasių mokiniai, ne kartą buvo, ir išgirsti, įsikalbėjo apie jų ten kažkokias tai vertybės, pradedi kalbėti apie vertybės ir tada
išgirsti, kad tie jaunuoliai iš tikrųjų, na, žino, kas yra tos vertybės ir jie vertina tai ir kad jiems įdomu gilintis į tai, kad dėja jie negauna tų žinių iš savo ugdymo įstaigų, iš savo šeimų, na, prisirenka vėlgi iš kažkur tai, bet jiems būtų įdomu bendrauti su žmonėmis, kurie kalba apie tos vertybinius dalykus ir skleidžia žinias, jiems visiems patinka, pavyzdžiui, jeigu aš papasakoju, kas yra lietuvių kalba, kokia vertybinė yra lietuvių kalba, jie visi nustebę, wow, kaip taip gali būti, iš tikrųjų jūs toksai žinot viską ir išlipdami jie padėkojo, iš tikrųjų, kad pavežiau ir už žinias, kurias jie gavo ir įvertina tai labai tikrai natūraliai, labai sakysim, nuoširdžiai pasako dėkui jums už tokią malonę kelionę ir na, tikrai tai pakelia, kaip sakyti, iki dangaus ir džiugina, kad jaunų žmonių yra iš tikrųjų labai įdomių ir vertinančių vertybės. Ir iš tokių žmonių gali išaugti tikrai, na, vertybiškai įdomų žmonės. Vertybiškai. Aš turiu omeny sąmoningumą ir dvasingumą. Ateityje mano įrašai daug bus įrašų apie sąmoningumą, apie dvasingumą, apie tai, kas yra svarbu, apie savo patirtis, kokias aš patiriu, būdamas vienoje ar kitoje situacijoje. Ir tikrai dalinsiuos tomis žiniomis, nelaikysiu jų savyje, tam, kad, na, vienas kitas žmogus, pamatęs tą, išgirdęs tą vaizdo įrašą, susimastytų ir galbūt pakeistų savo gyvenime kažką tai. Na, kas dar iš tokių nuotykių, na, nustebinę iš tikrųjų yra keliautojai iš labai tolimų kraštų. Iš Venesuelos nekartą suvežęs žmonės iš Venesuelos, iš Filipinų. Iš Filipinų, pavyzdžiui, žmonės atvyksta čia uždarbiauti Vilniaus paukštyne. Na, juodas darbas, iš tikrųjų juodas darbas, bet jiem tai yra, na, geras atlyginimas, jie ten pasirašo sutartis. Iš Venesuelos žmonės irgi ieško čia geresnio uždarbio, nes jie papasakojo, kad $100 uždirbti per mėnesį yra jau labai daug Venesuelai. Na, tai žinoma, čia tokie atlyginimai, tai iš viso ne atlyginimai. Čia turbūt nėra pas mus tokių atlyginimų, kad 100 eurų būtų, na, čia per dieną gal uždirba tiek žmonės. Ne visi, bet tikrai tai yra normalus atlyginimas. Tai va, tokių žmonių yra. Na, o daugiau tai, sakykime, dauguma keleivių normalūs ir labai džiugu iš tikrųjų vežti tos keleivius, kurie mėgsta bendrauti. Bendravimas užsimezga visai, na, taip natūraliai, pradedant nuo pasisveikinimo, nuo kažkokio tai atodūsio, nuo vieno kito žodžio ir taip pat užsimezga kažkoks tai ryšys ir yra tikrai įdomių žmonių, kurie, na, irgi pasidalina savo patirtimis, savo išgyvenimais ir tokių žmonių yra labai daug, įdomių žmonių yra labai daug ir tai džiugina, kad, na, kažkas tai skundžiasi apie pavežėjus, kitų tautybių pavežėjus, bet šiandien aš apie juos nepasakosiu, aš papasakosiu tą visą situaciją kitame įraše, nes situacija yra tikrai nelabai kokia, bet tai viskas vėlgi susijęs su ta sistema, kuri yra mūsų gyvenime, ta vadovavimo sistema, valdymo sistema ir dėja jinai tikrai nekelia didelio džiaugsmo ir džiugesio, bet yra kaip yra. Na, šiandieną baigsiu savo įrašą ir noriu palinkėti jums gražaus savaitgalio, nesvarbu, kad oras toksai, mes žiemą turime tokią, kokią turime, gal jie eina į pabaigą, gal dar ne, dar laukia atšalimai tikrai,
Na, viso ko geriausio jums linkiu sveikatos, ištvermės ir džiaugsmo. Iki.